Sveiki visi, šiandien pasigilinsime į ko gero patį svarbiausią anglų kalbos laiką, taip paprastasis esamasis laikas arba kaip visiems geriau žinoma, present simple. Ir pradėkime nuo klausimo, kuris atrodo visai paprastas. Kasgi vyksta kiekvieną dieną? Būtent čia ir slypi visa present simple esmė. Taigi, oficialiai tariant, šis laikas naudojamas kalbant apie reguliarius pasikartojančius dalykus. Arba tiesiog apie faktus. Iš esmės tai yra mūsų kasdienių pokalbių, mūsų rutinos ir įpročių kalba. Be jo niekur. Gerai, tai kaipgi viskas veikia? Pradėkime nuo pačių pagrindų teigiamo sakinio. Ir kad būtų aiškiau, paimkime labai paprastą veiksmažodį. Tarkim, swim arba plaukti. Štai ir visa konstrukcija. Žiūrint į lentelę, matosi, kad viskas labai paprasta. I swim, you swim, we swim, they swim. Atrodo, kad veiksmažodis nesikeičia, tiesa, bet palaukite. Yra vienas mažytis, bet super svarbus niuansas. Ir štai jis, tas vienintelis pokytis, kurį reikia įsiminti visam gyvenimui. Kai kalbame apie jį, ją arba daiktą, he, she, it prie veiksmažodžio galo visada prilimpa raidė s. Tiesiog swims, viskas. Gerai, su teiginiais viskas aišku. O kas, jei norime kažką paneigti arba paklausti? Štai čia į scenas žengia du labai svarbus pagalbininkai – do ir does. Ir taisyklė čia vėlgi labai logiška. Su dauguma įvardžių I, you, we, they naudojame do. O su mūsų jau gerai pažįstama trijulė he, she, it visada eina does. Pastebite? Vėl tas s galūnė, tik dabar ji prisikabino prie do. Nuo dabar pats laikas pamatyti, kaip šie pagalbininkai dirba savo darbą. Pažiūrėkime, kaip jie mums padeda kurti neiginius ir klausimus. Su nieganimiais viskas tiesiog elementaru. Prieš pagrindinį veiksmažodį, tarkim, mūsų swim, tiesiog įstatala do not arba does not. I do not swim, he does not swim. Paprasta kaip 2x2. Aišku, gyvoje kalboje retai kas sako pilna do not ar does not. Visi viską trumpina. Taigi, do not virsta don't, o does not doesn't. Pavyzdžiui, I don't like winter arba Steve doesn't stay at home. Skamba kur kas natūraliau, ar ne? O kaip su klausimais? Čia vėlgi viskas labai tvarkingai. Pagalbinį veiksmažodį do arba does tiesiog paimame ir permetame į sakinio priekį. Viskas, klausimas paruoštas. Bet čia yra viena vieta, kurioje suklumpa tikrai labai daug kas. Pažiūrėkime į šį sakinį. Does he swims? Kas čia negerai? O taisyklė tokia. Jei sakinyje jau yra does, jis tarsi pavagia tą s galūnę iš pagrindinio veiksmažodžio. Anglų kalba nemėgsta dubliavimo. Vadinasi vieno s per akis. Todėl sakome does he swim be jokios s gale. Gerai, pagrindus jau lyg ir įveikiame. Bet velnias, kaip sakoma, slypi detalėse. Dabar metas pasigilinti į kelias rašybas išimtis ir dažniausiai pasitaikančias klaidas. Ne visada užtenka tiesiog pridėti s. Jei veiksmažodis baigėsi šnypščiančiu grasu, kaip watch arba wash, tada pridedame ne s, o s, kad būtų lengviau ištarti. Watches. Taip pat jei žodis baigėsi priebalse ir raide i, kaip žodyje study, y išnetame ir vietoj jos rašome is. Gaunasi studies. Ir pabaigai, trumpa atmintinė, ko nedaryti. He don't, ne, teisingai he doesn't, does he swims, irgi ne, teisingai does he swim, ir aišku, my mother cook, ne, turi būti my mother cooks. Tai 3 auksinės taisyklės, kurias verta įsiminti. Na ką, teorijos pakaks, laikas mažam greitam testui. Pasitikrinkime, kaip viskas susigulėjo. Pirmas sakinis. They doesn't work here. Akivaizdu, kad čia kažkas ne taip. Kas būtent? Žinoma, su they. Visada naudojame do. Taigi neginys bus don't. Teisingas variantas. They don't work here. Gerai, antrasis. Reikia įrašyti teisingą veiksmažodžio formą. My sister ir skliaustelėse watch TV in the evening. Kokia bus teisinga forma? Taip, my sister. Tai tas pats, kas she, o veiksmažodis watch baigėsi čich, vadinasi pridedame galūnę is. Ir gauname watches. Puiku. Taigi, apibendrinant visą šią informaciją, matome, kad present simple
yra raktas į kasdienius pokalbius. Įvaldžius šias skirias paprastas taisyklės, galima apibūdinti beveik viską, kas vyksta aplink mus nuolat. O dabar, kaipgi vienu sakiniu, naudojant būtent present simple, būtų galima apibūdinti tai, kas svarbiausia mūsų kasdienybėje.